Alio, Labą dieną. laba diena. Robertas Karvauskas, nepriklausomas pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT ir matau jūsų paklausimą dėl grindų šiltinimo nuosavame name. Čia teisingai Jo, pataikiau, ar ne? jo, bet aš jau man kažkiek skambino, tai kaip ir gal jau, nu taip, Matot, norėjau. aš esu ne rangovas, ne medžiagų pardavėjas, aš nieko jums nesiūlysiu padaryti, aš tiesiog padedu žmonėms susigaudyti, kaip ekonomiškiausiais būdais išsaugoti daugiausiai šilumos namuose. Nes galima padaryti darbus, kurie tikrai neduos jums reikiamos naudos visiškai. Pagal Tai jūsų ką, paklausimą aš matau, kad yra šiek tiek tokių galimų klaidų tame, ką jūs galit padaryti. Tai kadangi esu padaręs daug ekspertizių ir bendrai dirbu su šilumos išsaugojimu pastatuose, tai galiu pirmiausiai pasakyti štai ką. Žmogus dažniausiai galvoja, kad ten, kur yra šalta konstrukcija, ten ir yra pati bėda ir ten ir yra visos priežastys. Tačiau fizika sako visai ką kitą. Žiūrėkit, kada jūs sušildot savo šildymo prietaisais orą patalpose, mes žinom paprastą fiziką, šiltas oras visada kyla į viršų ir pirmiausia atsiremia į lubas šildomų patalpų. Ir jeigu tos lubos nėra sandarios, tai šiltas oras spaudžiasi ir randa plyšių plyšelių, per kur pabėgti ir tiesiog srovėm per įvairius nesandarumus teka ir išsineša su savim mūsų į šilumą investuotus pinigus. Patalpose gaunasi oro išretėjimas, todėl kad dalis šilto oro jau pabėgo. Tada tas oras papildomas ir jisai traukiamas per apatinės konstrukcijas. Ir kada įeina naujas oras, dar nespėjęs perėti per šildymo prietaisus, per radiatorius, jis visada yra sunkesnis už šiltą orą ir jisai gulasi ant grindų. Todėl grindys pastoviai nesandariame name, grindys pastoviai bus šaltos. Bet priežastis to, pirmoji priežastis dažniausiai būna viršutinių konstrukcijų nesandarumas. Ir žiūrėkit, kada žmonės to nesupranta, jie žiūri šaltos grindys, per jas eina atrodo šaltis, o ten pasirodo, kad jo šaltos dėl to, kad yra ežeras šalto oro gulintis ant grindų ir mes braidom po tą šaltą orą ir natūralu, kad grindys visada šaltesnės. Ir jeigu mes nesutvarkysim viršutinių konstrukcijų sandarumo, tai yra per lubas jums šiltas oras pabėgs, neišvengiamai šaltas oras atėjęs gulsis ant grindų ir grindys visada bus šaltos. Net jeigu jūs ten įdėsit geriausią šiltinimo medžiagas, vis tiek jums grindys bus daug šaltesnės negu kad oras jūsų pečių ir galvos aukštyje. Čia jau lyg tai jau šilčiau, o grindys vis tiek šaltos. Ir va tai ką, dažnai lubas reikia šiltinti kažkaip, nu, iš antro aukšto. sandarinti. Tai yra pirmiausiai, kad šiltas oras, jūsų pinigai sukurtas, jisai kildamas į viršų turi atsiremti į jūsų viršutinę konstrukciją ir neturėti kur pabėgti. Va tada jisai pradeda kauptis ir tada pradeda spausti į sienas, tada į langus duris, tada žemyn ir galų gale eina iki grindų. Ir jeigu mes pastoviai nepaleidžiam šilto oro lengvai, ir greitai, tada jisai prisikaupia ir mums tada ir kai viršui nepabėga per grindis, netraukiama šaltas oras į vidų, grindys tampa daug šiltesnės. Aš Nu, nesakau, kad tai yra galutinis sprendimas. Taip, gali grindys būti ir peršalančios ir ten tikrai apačioje gali būti šalta. Bet didžioji dalis vis tik priežasčių yra būtent oro pratekėjimas, kada šaltas oras nuolatos ateina, jisai visą laiką yra apačioje. Todėl va čia pirmiausiai, ką reikia padaryti, tai reikia patikrinti namo sandarumą ir pasižiūrėti, kiek šilto jūsų pinigai sušildyto oro pabėga. Va čia yra priežastis. viskas, kai čia blokai, uždažyta viskas čia gerai, nu, bet Taip atrodo, mes galvojam, kad mes jeigu nematom atvirų plyšių ir skylių, akim matoma, nu, tai tai jo, jo, ten jo. niekas nepabėga galvojat. Iš tikrųjų, oras yra labai landus ir nuolatos, jeigu yra pratekėjimas, mes prarandam didelius kiekius
šilto oro, tai reiškia didelius kiekius mūsų šilumos. Ir senas namas, nu, tai čia nebenoriu aš jokių jau čia ekspertizių daryti, žinai. Tai reikia paprasčiausiai antras aukštas mūsų nieko neapklotas, tik tai, nu, blokai guli ir viskas. Reikia ten tada kažką tai nušiltinti gal. reikia pradėti nuo pirmųjų prioritetų. Daugiausiai šilumos prarandama per viršutinės konstrukcijas, jeigu jos nešiltintos ir nesandarios. Tada, kai jūs sutvarkysit viršų, tada tik tai pradės šiltas oras kauptis, tada pradės spaustis į sienas, tai antras prioritetas yra sienos, tada pasieks duris langus, tai trečias prioritetas yra durų ir langų kokybė ir sandarumas, ir ketvirtas prioritetas yra grindys ir pamatai. Tai jau žiūrėkit, bet kai senam name, tai įdėti langai, bet jau senokai, šitas pripūstas, ten irgi pūtėm kažką į tarpus. Į oro tarpus sienose. Tai. Jo, irgi jau senokai, tai kas ten žino, viskas turbūt senai, žinai, kai senam name. Žinot, kas žino? Žinot, kas žino? O žino ekspertizė. Paprasčiausiai reikia pasidaryti sandarumo testą. Tai tikrai yra nesudėtinga ir netaip daug kainuoja, bet jūs tada žinosit, dėl ko jūsų name yra šitie trūkumai. Jeigu jūs to nepadarysit, tai niekada ir nesužinosit ir tada galima graibytis. Gerai, pavyzdžiui, o kiek tai kainuoja? Apie 200–300 eurų. 200–300 eurų. Tai tiesiog nuo to reikia pradėti. Aišku, kad nesandarus, nes jau gal 10 metų langam plastikiniam, tai įsivaizduokit. Aš pažiūriu, prieinu prie palangių, į ranką kitą kartą padedu kažkur kampuose, irgi pučia. Tai kodėl pučia? Žiūrėkit, tai nepučia, tai įtraukia. Kadangi šiltas oras pagrindė pabėga viršuje, tai tada, kai gaunasi oro išretėjimas, tai nepučia, o siurbia į vidų. Taip, yra nuolatinė tėkmė. Tai jeigu yra kažkur prapūtimas, tai klausimas, o kodėl? Ir tada, aišku, priežastys pasekmės. Priežastys dėl to, kad pabėga šiltas oras, gaunasi oro išretėjimas ir tada įsiurbiama šaltas oras. Ir jeigu šito proceso nesustabdysit, tai tada bet kokie šiltinimai, jie bus neveiksmingi jums. Jie gali kažkiek tai padėti, bet tai yra negalutinis rezultatas. Tai aš apie tai norėjau su jumis ir pašnekėti, kad jūsų prioritetai, jeigu jūs nenorit iš vis nieko daryti, investuoti, tai tada ir su tom grindim tada apsikeskit ir gyvenkit. Ką darysi, jeigu nenorit? Man, suprantat, aš čia namuose sėdžiu, vyras išvažiavęs, grįžti tik tai ten prieš gruodį ir kada, bet sako, sužinau, kaip veiktų grindis. Aš jam kadaise mes buvom šnekėję, sakau, mūsų nuogos antram aukšte, ten pirmiausia reikia uždėti ten kažką, vis tiek kažko, seiko vatos ar dar kažką, žodžiu. Paskui langai, sakau, pats pasižiūrėk, sakau, prie ko čia grindis, galvoju, grindis ta. Tai jisai man viską liepė žinot. Ir jūs žiūrėkit dabar, kad žinočiau jūsų telefoną, jūsgi mano ten telefonas ir žinutę, brūkštelkit, kad ten ekspertai ar kas, ir kai jisai grįž, aš vis tiek, aš jau, kuris šildo grindis maždaug, aš jam viską supaskus arba per naujas. Gerai, aš parašysiu jums laišką iš Ekspertai LT, jūs gausit su mano duomenimis visais ir jeigu reikės konsultacijos, ten bus žinia ir apie konsultaciją, kur mane surast, viską šitą dalyką rasit ir tada, kai ateis laikas, jau kreipkitės, aš galėsiu sudėlioti jums visus prioritetus ir pasakyti, kaip sutvarkyti jūsų namą taip, kad tikrai būtų šilta ir ekonomiška. Jau ir seniai, kaip ir norim tvarkyti, bet čia žinot, kai 85 mūrinys statytas, taigi čia visko yra, apšildėm prie, sakau, kokių 10 gal ir daugiau metų sienas, nors sakė, kad buvo šildytos, vis tiek pūtėm, ten langus persidėjom tuos plastikinius, bet vėlgi kiek, žodžiu, žinot, kai tokiam name, tai čia jeigu jį taip iš pagrindų daryti, reikia ir viršų daryti, ir langus keisti, ir žodžiu. Jeigu plastikiniai langai, jų keisti tikrai nereikia, juos reikia tiesiog sureguliuoti, čia tikrai šito dalyko nereikia, o visus kitus dalykus reikia tiesiog nustatyti, kur yra trūkumai ir juos paprasčiausiais pigiausiais būdais sutvarkyti. Tai tikrai nėra.
tikrai nėra didelė bėda ir galima namą pakankamai nedidelėmis išlaidomis sutvarkyti pakankamai taip, kad galėtumėt gyventi daugmaž ekonomiškai. Tai įmanoma, tai galima, nereikia panikuoti dėl šito dalyko, viskas sutvarkoma. Tiesiog, jeigu norit, pasikonsultuokit, padėsiu jums apsispręsti šitoje dalyke. Gerai, o tai čia, nu jo, tokia suma, jeigu, kaip sako, tai nėra čia daug, žinot. Ta ekspertizė iš tikrųjų nedaug kainuoja, bet jūs pamatysite aiškiai, kur reikia, nuo ko reikia pradėti investuoti tam, kad būtų rezultatas. Nes Kažkiek, tą, paskui tą. Nes kitą kartą, kai mes pakalbam, Jėzau, sakau, kiek dirbi, reikia viską sukišti ir dar reikia 100 metų dirbti, kad normaliai šitam name, tai aš jau nusispjaunu, sakau, kaip ir taip ir, bet jisai vis tiek. Sužinok man, sužinok žodžiu. Nu, supratau. Gerai, tai aš parašysiu jums laišką ir tada pasiskambinsit man. Ačiū jums. Gero vakaro. Na štai matot, kaip žmonės gyvena, kaip jie sprendžia apie namo šiltumą, tiesiog, nu, vat kažkaip, bet kaip apgraibom ir atrodo, kad čia tas su to namu, tai jau ten neįmanoma nieko. Tai supraskit, kokią nuostatą viduje žmogaus, tokį rezultatą jis ir gauna, taip jis ir gyvena. Iš tikrųjų, jokios mistikos statyboje nėra ir viskas yra sutvarkoma. Taip, vieni dalykai yra brangiau, kiti pigiau sutvarkomi, bet visa tai padaroma iš tikrųjų. Ir galbūt nereikia čia super kapitalinių kažkokio remontų, didelių labai įdėjimų, viską galima sutvarkyti. Tik tai, jeigu pasidomėsim ir suprasim, sprendimai bus kur kas racionalesni, negu kad va taip iš paskalų, iš apgraibom, iš kažkokių tai nesuderintų žinių. Tai labai dažnai žmonės svajoja, ypatingai, sakykime, ten grindų šiltinimas biria vata. Tai, sakykime, klausimas buvo toks. Sveiki, nuosavas namas, šaltos grindys, norėčiau pasikonsultuoti su specialistais telefonu dėl grindų šiltinimo biria vata. Nu va, apie birias medžiagas, nu tai kiauros medžiagos, per jas košiasi oras lengvai kiaurai, nu galim uždėti tą sluoksnį, nu šiek tiek sunkiau bus orui praeiti, bet jis eis vis tiek. Tai yra toks sprendimas pusiau ant pusiau, kaip aš sakau. Ir tai neduoda galutinio rezultato ir žmogus nebus patenkintas su tuo. Tai va tiesiog, jeigu jau naudojam tokias medžiagas, jas reikia labai gerai izoliuoti, kad tas oras, kuris yra toje birioje vatoje, kad jis negalėtų iš ten nutekėti kažkur tai. Sušilęs oras neturi turėti galimybės pabėgti iš tos vietos, kurioje jis gavo šilumą. Jeigu jis gali pabėgti, tai apie jokį šiltinimą kalba neina tada. Tai štai va tokie dalykai, jie yra rinkoje. Todėl pirmiausiai reikia nusistatyti problemą, tada nuspręst, kokio rezultato tos problemos sprendime jūs siekėt, ką jūs norit pasiekti ir tada pasižiūrėt, kur didžiausi nuostoliai ir kaip juos sutvarkyti, kaip juos sumažinti ir problema sprendžiasi. Tai, brangiai, jeigu turi tokių reikalų, paprasčiausiai pasidomėkit konsultaciją, sandarusnamas.lt, jūs rasit skyrelį asmeninės konsultacijos, pasidomėkit tuo, tikrai padėsiu ir išspręsim. Mistikos nėra, kaip aš sakau. Ačiū Jums. Iki.